žodžių šiek tiek apie sezono pradžią. Pirmas varžybas pralaimėjote Energijai, antrose laimėjote po pratęsimo. Kaip vertinat sezono pradžią? Gan sunkiai. Pas mus jinai visada yra sunki. Ta sezono pradžia, nes pusė čiuožia, vasarą pusė ne. Bet po biškį įsibėgėsim, aš manau, mūsų rezultatai gerės. Kitas varžovas Kauno Tigrai. Ką galite pasakyti apie šią ekipą? Jinai gan stipriai rimta komanda yra, kiek girdėjau, šiemet jos treniruos Rimantas Sidaravičius. Jis yra gan senas ir patyręs treneris. Tai aš manau, jis juos paruoš, bus gal net ir rimtesnė komanda, nei jeigu praeitą sezoną, kaip mes žaidėm su juo. Kokias stipriausias Tigrų pusės išskirtumėt? Jie gerai poziciškai žaidžia, turi tikrai gerą vartininką ir pas juos puolimas yra gan stiprus, nes jie moka mušt golą. Kaip manot, kokiais ginklais reikėtų jūsų komandai pasinaudoti, kad pavyktų įveikti Tigrus? Mums ne tai, kad ginklais, mums reikėtų gal mažiau minučių daryti. Čia pirmas dalykas, dėl ko mes gaunam tiek ir šiandien gavome porą įvarčių dėl to. O aš manau, kaip sakant, pradžia sunkiai, bet mes pastoviai įsibėgėjam. Tada pas mus ir greitis didesnis pasidaro, nes daugiau čiuožiam. Aš manau, kaip sakant, bus viskas gerai.